Aš esu Margarita. Ir aš esu Aurelija. Ir kągi mes šiandien veiksim, Aurelija? Bus neįprasta darbo diena. Mes žiūrėsim vaizdo įrašus, kurių paprastai niekada nežiūrim, nes jie yra baisus. Kas juose baisaus? Tai pamatysim. Ar esame pasiruošusios? Na, spausk. Įkvėpkime. Ar žinojai, kad moteris susijungusi su gamta dažniausiai kraujuoja arba per pilnatį, arba per jaunatį? Dabar yra jaunatis. Tai jei kraujuoji dabar, esi baltoji ragana. Turi švelnią, rūpestingą, moterišką energiją. Ir dabar tau yra metas poilsiui. Metas ilsėtis, kad vėl augant mėnuliui galėtum efektyviai duoti gyvybę savo visoms naujoms idėjoms. O jei kraujuoji per pilnatį, esi raudonoji ragana, tai šamanė, giduolė, su aukšta kūrybinė ir seksualinė energija. Ir tuomet dabar tau metas skirti savo dėmesį išoriai, ne poilsiui, o išoriai, bendruomeniai. Gydyti savo bendruomenę, rengti ritualą ir magiją. Aš tai esu priblokšta, tiesą pasakius, net nelabai įsivaizduoju, kaip čia reaguoti į tą. Būtų juokinga, jeigu nebūtų liūdna. Paralelė tokia, sulyginimą, moteris ir gamta. Tarsi moteryje visai nebūtų kažkokios tokios kultūrinės dimensijos. Tarsi moterį apibrėžtų vien jos reprodukcinis ciklas, mėnesinės, reiškia, menstruacijų ciklas. Ko beje irgi žodžiu neįvardina. Tik kraujavimas kažkoks abstraktus. Tai va čia toksai mistifikavimas, tarsi paliečia svarbius dalykus, nes aš manau šiaip tai drąsiai pradėti kalbėti apie tai, kad taip, moteris menstruoja, taip, dėl menstruacijų gali kilti visokių ir sveikatos problemų, ir sunkumų, ir netgi tokios socialinio atskirimo, ir yra daugybė, kaip sakant, tokių mitų, kurie patologizuoja moters reprodukcijos, gėdos jausmą ir visą kitą. Tai va šitoj vietoje, man atrodo, tikrai pravartu būtų sutelkti jėgas ir visą tai demistifikuoti ir kad galų gale mes gyventumėm visuomenėje, kur taip, kad moteris menstruoja, tai būtų suprantama, kad tai yra taip kaip mes prakaituojam, taip kaip mes verkiam, taip kad, kas ten bebūtų su mūsų to kūno fiziologija. Bet čia tarsi prabylama ir viskas tokioj mistiniai kažkokioj, tai čia šamanės, raganos, kažkokios tai jėgos. Ir tada vėlgi, ką mes matom, taip istoriškai žiūrint, kad kuo yra daugiau tokio poetizavimo, mistifikavimo, nežinau, kelimo ant piedestalo ar kažkokių tokių veiksmų, tuo yra labiau atitolstama nuo moters realybės ir žiūrėjimo, kas iš tikrųjų čia ir dabar, šiandien trukdo funkcionuoti pilnavertiškai. Savo jėgų reikia ieškoti pilnatyje ar kažkokio kitoj mėnulio fazėje. Ne, reikia keisti sąlygas, kuriuose gyvenam, jos turi būti mums tinkamos. Jeigu kalbam apie būtent menstruacijas, šiuo atveju irgi mes galim kovoti dėl laisvos darbo dienos, tuomet, kai mes nesugebam dirbti dėl to. Arba mokesčių sumažinimo higienos reikmėms. Arba geresnės ginekologinės priežiūros, kad neatsidurtumėm situacijų, kur mums gydytoja aiškina, kaip tvarkyti savo reprodukcinę sveikatą. O laveriukas manęs paklausė, Rasimantai, kaip apibūdinti moterį feministę? Aš tau padėsiu. Moteris feministė yra tokia moteris, kuri daro minetą savo bosui, bet ne savo vyrui. Ir feministė moteris niekada nebus čia, nes joks aukštos vertės save gerbintis vyras nesiveš moters, kuri jam kvaršina galvą. Aukštos vertės vyrui reikia moters, kuri daro valgyti ir jį myli. Ir jinai bus čia. Grožėkit. Sakydamas moteris feministė, jisai turi omeny savarankišką moteris. Jo. Moteris, kuri nenori jam kasdien gaminti, kol jisai sėdi taip atsipūtęs. Ir pažiūrėk, ką kalba apie jos karjerą. Jinai karjeros pasiekia tik tai per seksą su viršininku. Beje, viršininku, nes viršininkė moteris tai čia neegzistuoja šitam pasaulyje, ne? Na šiaip visa ta laikysena, pavyzdžiui, ta, kas buvo čia tarsi taip labai žaismingai, jinai buvo ištransliuota, bet iš esmės tai yra tipiška smurtaujančio vyro laikysena. Ir ką aš turiu galvoje? Reiškia, apie vyrus yra kalbama kaip apie tos, kurie yra aukštos vertės. Moteris yra ta, kuri aptarnauja.
jį myli, jos esmė yra, kad jį myli, ir neturi savo aptarnauja, ta prasme, kad jisai, tai sakykime, karaliukas, bet jinai šalia jo nėra karalienė. Jinai yra tarnaitė, jinai yra niekas. Iškia, jo statusas turėtų kaip ir apibriežti jos tą statusą. Ir toks visiškas nuvertinimas ir vat, būtent tokia laikysena yra tipiškai būdinga vyrams, kurie, taiko tą prievartinę kontrolę, ką mes taip paprastoju būdu vadiname smurtu. Tai rizika užsirauti ant tokio nevatai turtingo ir viską galinčio, bet visiškai emocionaliai, šalto, negerbiančio žmogaus, labai padidėja. Ir aš galvoju apie visas tas merginas, kurie kažkada ir pati buvau, kai ieškai santykio gero, eini pasimatymus ir pamatai tokį turinį ir tada toks įsisiurbia nepasitikėjimas savim, gal iš tikrųjų aš nesurasiu partnerio, nes esu feministė, nes esu pasitikinti savim moteris. Tai visa tai paaiškėjo netiesa, nuostabius santykius gali sukurti lygiaverčius, pagarbius, kurie iš tikrųjų tau duoda ir daliniesi tuo darbu, tai yra įmanoma. Taip, šalia tavęs turi būti tik nuostabus kitas žmogus. Reikalavimus moterims, kokios turi būti trapios, gležnos, kaip plunksnelės. Bet ir atsidavusios. Ir atsidavusios ir visa kita. Ir čia pat kažkaip įsivaizduojam, kad jos turės būti mamos, kurios turi tempti visą vaikų auklėjimo krūvį. Ant jų turi būti visa ta buitis, maisto gaminimas, podai sunkiai sveria, tiesiog pasakius, kai ten pripilta vandens ar kokios ribos ar dar kažko, tai tvarkymosi visi dalykai, tai tam viskam reikia ir jėgos, ir viso kito. Tai kažkaip, man atrodo, norėtų sakyti, kad Chebryte, jūs taip kažkaip gal susitarkite. Ar jūs norit, kad ta moteris būtų gležna, trapi ir tokia pukelis? Ar vis tik tai jūs tikitės, kad jinai, kaip sakant, pasirūpins jumis? Bet net ir tokioje situacijoje, tai aš sakyčiau, kad, leiskit moterim būti žmonėmis ir pačiom apsispręs, ko jos nori savo gyvenime. Tai, kas yra pasakoma visoms moterims. Taip. Vyrai pradeda atsitraukimo momentus tada, kai moteris per daug prilimpa. Ir nori įsiskiepyti, nori paskesti vyrą ir tada tampa viskas mes kartu valomės dantis, mes einame miegoti, mes keliamės, mes įsiojam ir taip toliau ir panašiai. Supraskit, mielos moteris, tokį dalyką, kad vyrų viena iš tokių pagrindinių ir labai svarbių vertybių yra nepriklausomybė, todėl jiems reikia natūralaus atsitraukimo ir savo erdvės pajautimo. Taip, moterims yra kitaip, nes moterų esminis tikslas šiaip pasaulyje yra santykiai su partnerystė su vyru, santykiai su vaikais, santykiai su tėvais, santykiai su kolegom, santykiai su draugais ir moterims santykiai yra labai labai svarbu. Vyrai veikia šiek tiek kitaip, todėl jiems atsitraukimas, pabuvimas su savim, galbūt medžioklėje, galbūt žvejyboje, galbūt su draugais yra būtinas dalykas. Jeigu jūs pradedate kontroliuoti, neleisti be savęs eiti kažkur, tai pradės rastis problema, nes bus atsitraukimas. Vyrui reikia erdvės, kad jisai vėl susiniveliuotų ir susigaudytų save. Taip pat ir moterims tokios erdvės šiaip tai reikia. Tai jeigu jūs iš tiesų norite suprasti tuos pagrindinius bazinius vyrų ir moterų veikimo principus, aš labai kviečiu jūs į sėkmingų santykių paslaptis kursą, kuris vyks online ir tenais jūs suprasite vyrų ir moterų skirtumus, lygybės ir nelygybės ir kaip iš tiesų padaryti, kad santykiai būtų sėkmingi. Pabandom apibendrinti. Žodžiu, vyrams reikia nepriklausomybės, moterims reikia santykių. Tai yra du pagrindiniai jų veikimo principai, tikslai, ne? Ir čia toks man dažnikas rezonuoja, kad iš esmės, tai kas buvo pasakyta, tas toks atskirimas, tai yra 19 amžiaus bėgyje suformuotas toks požiūris, kada buvo įsivaizduojama to laukinio kapitalizmo sąlygomis, kad vyrai eina į viešą erdvę, jie dalyvauja visuose tose kapitalistiniuose procesuose, kūrė verslą, konkuruoja ir taip toliau. Dėl to taip, jie turi būti judrus, jie turi judėti ir visa kita. O moteris buvo, kaip sakant, įsodintos į tą privačią erdvę, privačią sferą, rūpinimasis vaikais, saugojimas namų ir taip toliau. Ir suprantate, aš taip sėdžiu ir galvoju, tėve, 21 amžius, o to bus 21 amžiaus vidurys ir mes niekaip neišsikapstom iš 19 amžiaus retorikos. Tai, kad vyrai yra neišmokyti kurti santykių, mes dabar ir turim visas tas žmogiškasias tragedijas, ženkliai didesni savižudybių skaičiai,
priklausomybė nuo visokių psichiką veikiančių medžiagų, žūtis dėl kažkokio kvailo, rizikingo vairavimo. Tai yra tos pasekmes, kurias vyrai, reiškia, jie sumoka tą kainą dėl to, kad vis dar yra tas įsivaizdavimas, kad vyrui santykių nereikia, vyrui emocijų nereikia, juos mes ir paleisim ir jie čia, taip sakant, tik medžioklės ir žvejybos užteks, visus poreikius patenkins tą žuvelę. Jo. Nu, nesąmonė. Kita vertus dabar apie tą moterį. Jau prilipę, jau tiesiog kaip moteriai reikia atsitraukimo. Nuo visos tos buities, nuo begalinio rūpinimosi vaikais ir taip toliau ir taip toliau. Kitas reikalas, kad greičiausiai ta pati kultūrinė norma neleidžia joms to padaryti. Nu dabar kokia nors mama pasakytų, žinot, chebrytė, pavargau nuo visų jūsų ten valgysiu, nevalgysiu, darysiu, nedarysiu, palieku tėčiui savaitgaliui, su draugėm išvažiuoju kur nors. Tai būtų dieve, kaip čia jinai taip. Kaip čia dabar jinai pareiškia, kad jinai nori kažkokio tai įsitraukimo. Na, tas toks skirstimas, kažkoks, tai man atrodo, toks jau yra. Visų pirma, yra nepagrįstas, nėra jokie moksliniai duomenys, nepagrindžia tokių skirtingų vyrų, moterų tikslų, vertybių, tai yra bendražmogiški dalykai, norėjimas atsitraukti, norėjimas būti nepriklausomų ir santykių svarbumas, jisai absoliučiai visiems vyrams ir moteriams yra būdingas, universalus dalykas. Mergaitės, kadangi joms akcentuojami tie santykiai, tokie vaizdo įrašai yra tik tai iliustracija, joms akcentuojami santykiai ir jos neturi laiko išvystyti hobių, interesų, sukurti draugų rato arba ta pati šeima akcentuojama taip stipriai, kad jinai nesukuria to viso kito gyvenimo ir tada, kai jinai yra santykiai, jinai ir neturi kur kitur siurbtis, nes iš jos buvo atimta. Šitas pasakojimas, šitas vaizdo įrašas programuoja problemą. Nesprendžia jos, o kaip tik ją sustiprina. Jie perneša į kitą kartą. Ir aš netgi taip pagalvoju, kad, čia aišku kažkokiam konkrečiam santykiai, jeigu, įsivaizduokim, dabar gyvena du žmonės, kur vienas buvo socializuotas ir supranta tarpusavio santykius per santykio turėjimą, nežinau, per kalbėjimą, darymą kažko kartu, ten dalinimąsi kažkokiais tai išgyvenimais. Ir kita pusė yra, kai kažkas atsitinka, tai vietoj to, kad pasišnekėt, bėgu medžioti, bėgu žvejoti, o galbūt ir stikliuko pakilnoti. Tai aišku, jeigu aš matau, kad noriu kalbėti, noriu eiti į santykį, tai čia yra natūralu, bet tada bus, sakys, jinai siurbėsi, nes kita pusė, kuri įpratus nuolat bėgti, jinai vietoj to, kad tikrai atsisėstų ir pašnekėtų ir kažkokias emocijas išreikštų, sakant, kaukė ant veido ir ten į laukus ir klonius, reiškia, kažkaip tai patylėti ir išveikti. Tai tada tas siurbimasis, jis galbūt joks nesiurbimasis, tai galbūt tiesiog natūralus žmogiškas poreikis kalbėtis ir raginimas bendrauti. Kai tuo tarpu kita pusė gali, taip labai vėlgi, sumenkinančiai sakyti, kad tu čia siurbėsi, tu čia man neduodi kvėpuoti. Tai žinai, mes galim išsilakstyti vienas į savo medžioklę, kitas į savo medžioklę, laisvai kvėpuoti, tai koks tada santykis bus? Jeigu mes nebendrausim ir nieko nedarysim. Iš tikrųjų, čia nėra apie buvimą atskirai ir kartu, gali būti atskirai visą mėnesį, bet jeigu santykis geras, tai reiškia tas nuoširdus pokalbis, tai nereikės prisisiurbti. O nuoširdus pagarbus santykis tik be tokių ryškių lyčių stereotipų galimas. Ir dar kas man užkliuvo šitoj vietoje, kad vėlgi grįžtame prie tos pačios tokio klišinio tokio vertinimo, kad jeigu poros santykiai kažkas yra netvarkoj, tai daugmaž ieškokit moters. Kągi moteris ten padarė negerai, ar prisisiurbė tą seminarą ir sutvarkys tą santykį vien savo elgesio? Tai naivu kažkaip. Tai. O ta stigma, kad taip, čia aš esu kalta ir taip toliau, tai jinai pasiejama ta tokia grūdas tas toksai nepasitikėjimo. Vietoj to, kad sakyt, kad žiūrėkit, santykis yra kūrimas dviejų žmonių. Tavo pusėje yra atsakomybė tiek, kiek tu atneši į santykį, kitoje pusėje yra atsakomybė tiek, kiek tas žmogus atneša į santykį. Ir nereikia užsikrauti ant savo pečių svetimos atsakomybės. Ir tą moteris labai dažnai daro. Ne dėl jų prigimties, o dėl to, kaip kultūra jas išauklėja. Prisimti atsakomybę už vyrą. Taip neturėtų būti.